Sveiki, šiandien pademonstruosiu, kaip taisyklingai atlikti kojų spaudimą priekiniams šlaunims ir vidiniams šlaunims kojų spaudimo treniruotėje. Tai visa esmė yra tokia. Jeigu norite priekinius raumenis labiau aktyvuoti šitame pratime, tai kojas reikėtų statyti šiek tiek žemiau, kelių labai smarkiai neišsukti ir pėdų labai smarkiai neišsukti. Kojų plotis priklauso nuo to, kuriuos labiau raumenis norit aktyvuoti, ar vidinius, ar tik tai priekinius. Jeigu tik tai priekinius, kojų plotis turėtų būti visiškai siaurai. Jeigu norėtumėt jau ir vidinių šlaunų šiek tiek, tai truputį kojas plačiau pastatyti. Dabar pademonstruosiu, kaip pratimas atliekamas treniruotėje. Tai vienas variantas vien tik tais priekiniam šlaunim štai toks. Krūtinę sukeliam, mentis nuleidžiam, galima galvą pilnai pagrūdyti, galima šiek tiek laikyti, nugara turėtų būti prispausta, keliai turėtų būti vienoje padėtyje, kontroliuojami, niekada nei vienoje padėtyje nesueiti į vidų. Kontroliuojamai nuleidžiam per 3 sekundės iki 90 laipsnių, stebime, kad nugaros apačia ir sėdmenys nepakiltų nuo suoliuko ir ištiesiam kojas. Labai didžiulė klaida būna, kai kojas pilnai užfiksuoja, tai to jokių būdų nereikėtų atlikti. Nuleidžiam kojas, kontroliuojamai įkvėpiam oro, išstumiam platformą, išpučiam oro. Kitas variantas, kai dirbs vidinė šlaunis, priekinė šlaunis ir vidinė šlaunis kartu, tai viskas tas pats, šiek tiek daugiau išsukus kojas ir truputį plačiau pastačius pėdą. Lygiai taip pat kontroliuojamai nuleidžiam įkvėpiam oro, išstumėm, išpučiam. Mentis turėtų būti suvestos, krūtinė iškišta. Štai taip atrodo taisyklingai atliekamas pratimas, skirtas šlaunims, kojų spaudimas treniruotėje. Sėkmės!